Amžina dilema, kuri kelia daugelių žmonių galvos skausmą. Ar pirmiausia atsikratyti skolų, ar kaupti saugumo rezervą juodai dienai, o gal nerti tiesiog į investavimą. Nuo ko pradėti, kad kelias link finansinės laisvės būtų kuo tiesesnis ir nekeltų bereikalingo streso. Ypač jeigu pats tik pradedi finansų kelionę ir esi pasimetęs tarp skirtingų patarimų. Galbūt turi vieną kitą kreditą ar leasingą ir šis klausimas tikrai neduoda tau ramybę. Girdėjai vienaip, draugas sako kitaip, internete dar trečiaip, stop chebryte. Šiame video aš aiškiai žingsnis po žingsnio sudėliosiu prioritetus ir pateiksiu logišką planą, kaip elgtis efektyviausiai būtent tavo situacijai. Pažadu, kad po šito video turėsi aišku veiksmų planą ir žinosi, kurį žingsnį žengti pirmiausia. Gerai, imkim paprastą situaciją. Žmogus turi skolų, galbūt ten kokį vartojimo kreditą, ar ten automobilio leasingą, ar kokią studijų paskolą, bet tuo pačiu nori pradėti kurti savo ateities kapitalą, sukaupti pinigų ateičiai. Galbūt pajamų šaltinis yra stabilus ir yra noras ir galimybė kas mėnesį atsidėti dalį pinigų, tarkim 10, 20 ar 30% nuo algos. Čia kad pagerinti savo finansinę situaciją. Ir čia kyla tas pats kertinis esminis klausimas. Kur tuos atidėtus eurus nukreipti pirmiausiai? Ar visas jėgas mesti, kad saugumo rezervą susikurti? O gal geriau kuo greičiau atsikratyti tų nemalonių skolų, už kurias dar ir palūkanas reikia mokėti? O gal protingiausia iškart pradėti investuoti ir stengti, kad pelnas aplenktų palūkanas ir kuo greičiau pasiekti savo finansinius tikslus. Klausimas nėra pats lengviausias ir vieno absoliučiai teisingo atsakymo visiems nėra, nes skiriasi mūsų amžius, pajamos, šeiminė situacija, skolų dydis, palūkanos, ir galiausiai tolerancija rizikai. Vieni gali labiau rizikuoti, kiti gali mažiau rizikuoti. Tačiau, remdamasis tiek savo, tiek šimtų klientų, kuriuos konsultavau patirtimi, aš turiu labai aišku ir tvirtą atsakymą. Mano nuomonė, absoliutus numeris 1, pats svarbiausias prioritetas yra turėti saugumo rezervą. Tai reiškia, ne skolų grąžinimas, bent jau ne visų iš karto, o būtent pinigų sukaupimas lengvai pasiekiamoje vietoje, ten kokio, banko atskiroje sąskaitoje, ar indėlėje, ar ten kituose saugiuose finansiniuose instrumentuose, apie kuriuos vėliau pakalbėsim, bet kažkur tai konkrečioje vienoje vietoje sukaupti savo saugumo rezervą. Kodėl būtent rezervas? Nes, logiška būtų kuo greičiau atsikratyti brangių skolų, ar ne? Iš dalies kaip ir taip, bet pagalvok apie tai šiek tiek plačiau. Visų pirma, turėdamas sukaupę saugumo rezervą, tu visą laiką turi galimybę bet kada panaudoti tą rezervą skolai padengti. Jeigu ten situacija kokia nors kritinė tampa, ar atsiranda kokia proga tai padaryti. Bet neprivalai to daryti iš karto ir turi lankstumą. Svarbiausia, ką tu darai, tai stabilizuoji savo finansinę padėtį ir jauti psichologinę ramybę. Gyvenimas tikrai pilnas iššūkių ir finansiniai sukrėtimai dėja nutinka dažniau, negu mes to norėtume. Netikėtas darbo praradimas, ten ypač aktualu, kai dabar tokia situacija, turbulencija pasaulyje tai šakės. Ar ten kokios rimtesnės sveikatos problemos, ne savo ar artimajam, sugedęs automobilis, kur reikia, pavyzdžiui, darbą važiuoti, ne? Ar ten staigus būsto remontas, ar tiesiog kažkokios išaugusios būtinosios išlaidos, šildymo sezono metu ypatingai. Jeigu tokioje finansinėje situacijoje tu neturi rezervo, tai menkiausia problemėlė gali virsti didelę katastrofą. Esu matęs tikrai nemažai pavyzdžių, kai žmonės pakerta tą finansinę situaciją ir jiem labai liūdna paskui darosi. Tenka skolintis, imti ten kokį greitai kreditą su kosminiam palūkanom ir vėl į vis gilesnę skolų duobę žmogus įkrenta, kur paskui jau ne mėnesius, o metus reikia kapanuotis lauk. Kai kurie iš viso net neatsigauna, praranda ne tik pinigus, bet ir sveikatą ir iš viso ten nebetiki į gyvenimą, į viltį ir panašiai. Todėl saugumo rezervas yra tavo ramybės garantas, toks kaip finansinis saugos diržas, kur leis kvėpuoti net jeigu ir kažkokie sunkumai atsiras. Ir tai tikrai ne kažkokia prabanga, o absoliuti būtinybė kiekvienam žmogui. Tai saugumo rezervas yra numero 1. Svarbiausias dalykas, ką reikia pasidaryti. Sakai, kaupiu ten aš tą rezervą, viskas gerai, bet gal tuo pačiu metu kažkaip tai biškį pinigų galim skirti ir, skolom atiduoti ar investuoti. Jau kalbam apie investavimą, tai kol neturi tvirto saugumo rezervo, paprastai rekomenduojame 3-6 mėnesių būtinų išlaidų suma, šiek tiek vertėtų lūktelti su rimtesnėm investavimo sumom. Išimtis nebent simbolinės investicijos, kurių pagrindinis tikslas yra neuždirbti ten kažkokį kosminį pelną, o įgyti geros investavimo patirties. Pavyzdžiui, įsivaizduok, kad per mėnesį gali atsidėti ten 200 eurų, ne? Tai gal iš jų dalį kokie ten 3-5 eurų gali skirti investicijom, kaip pavyzdys ETF-ai. Tas pats S&P 500 ETF-as, kuris investuoja 500 didžiausių Amerikos kompanijų, dabar kainuoja ten nuo 12 iki 13 eurų, priklausomai nuo to, kada žiūri šitą video. Ir tikslas čia ne praturtėti per naktį, nes su tokiom sumom tai nelabai yra įmanoma, o susipažinti su pačiu procesu, kaip veikia pirkimas, pardavimas, kas tie dividendai, palūkanos, kaip mokami mokesčiai,
kaip stebėti savo portfelį, kaip veikia pačios platformos ir taip toliau. Tiesiog apšilti kojas ir suprasti, kas tas per žvėris yra investavimas. Ir kol kaupi pagrindinę pagalbę, lygiai greičiai gali po truputį kaupti investavimo žinias ir praktinę patirtį. Bet visas pagrindinis dėmesys ir didžioji dalis atidedamų pinigų į rezervo formavimą. O jeigu nuspręsi investuoti, tai tau vis tiek reikės vertybinių popierių sąskaitos. Nuorodą, kaip po žingsnio atsidaryti su visom instrukcijom, viskuo gali rasti mūsų video aprašyme. Tai 15 minučių, viskas lietuviškai, atsidarai ir gali bent jau kažkokius pirmus žingsnius dėti, prasitestuoti, pasitreniruoti. Nu, o kaip su skolom? Kada ateis tų skolų eilė? Ir situacija čia priklauso nuo konkrečios skolos ir jos kainos, taip vadinamos. Tai yra metinės palūkanų normas. Nes vienas dalykas yra senas, geras, kabutėse, greitasis kreditas su 2-ženklė ar 3-ženklė palūkanų norma. Ir visai kita situacija yra būsto paskola su vos ten keliais procentų palūkanomis. Ne, tai du skirtingi dalykai. Gali būti net taip, kad pigi būsto paskola, ypač jeigu palūkanas mažesnis už infliaciją, anksčiau laiko gal jos paskirtai neapsimoka grąžinti. Tokiu atveju geriau laisvus pinigus galbūt nukreipti į investicijas ir gauti didesnę grąžą. Bet čia reikia skaičiuoti, nes viskas yra labai individualiai. Jeigu nori gauti profesionalią konsultaciją ir pasižiūrėti tavo esamą situaciją ir kas tinka konkrečiai tau, tai video aprašyme yra nuoroda į nemokamą konsultaciją, užpildyk anketą ir finansiškai raštingi komandos su tavim susisieks. Kalbant apie vidutinės ir ypač aukštas palūkanas, pavyzdžiui, vartojimo kreditai su 10+ palūkanom, ten automobilio leasingai su aukštom palūkanom ir panašiai, jas grąžinti anksčiau laiko paprastai yra labai naudinga. Kodėl? Įsivaizduok, tu turi vartojimo kreditą su, tarkim, 10% metiniam palūkanom, kas Lietuvoje visai yra normalu. Tai štai turite ten kokią 1000 eurų sumą laisvą ir jeigu tu šitos pinigus nukreipsi į išankstinį kredito padengimą, tai prilygs garantuotai 10% metiniai grąžai tavo pinigams. Kaip tai veikia? Labai paprastai. Už tuos 1000 eurų, kuriuos buvai skolingas, bankas tau nebeskaičiuos 10% palūkanų per metus. Vadinasi, tu sutaupai, arba kitaip tariant, uždirbi tuos 10%. Tai yra garantuota investicija, nes tu tiksliai žinai, kokią grąžą gausi. Tai yra sumažinsi savo minusą būtent tokią palūkanų normą. O rasti kitą garantuotą 10% grąžą rinkoje yra labai sunku. Todėl brangias skolas naikinti yra finansiškai protingas žingsnis, kai jau turi bent minimalę saugumo pagalbę. Bent 1-3 mėnesių bendrų išlaidų sumą. Ok, grįžtam prie pradinio klausimo. Kokia ta teisinga seka? Va tas pats optimaliausias planas. Prioritetas numeris 1. Visas dėmesys ir didžioji dalis atidedamų pinigų tvirto saugumo rezervo kūrimui. Reikia siekti sukaupti bent 3-6 mėnesių būtinųjų išlaidų sumą. Lygiai grečiai, nebūtinai, bet kaip ir rekomenduojama, galima skirti nedidelę dalį pinigų, ten pavyzdžiui, tam 100 eurų ar panašiai, kiek tau išeina, per mėnesį investavimo patirčiai kaupti, susipažinti su platformom, procesais ir nesitikėti kažkokio greito pelno. Kai pagalbė auga, pradėjus artėti prie savo tikslo, pavyzdžiui, sukaupus 1-3 mėnesių išlaidų sumą, kaip sakiau, galima pradėti didesnę dalį atidedamų pinigų skirti brangesnių skolų, pavyzdžiui, vartojimo kreditui, greitiesiam kreditams grąžinti. Ir gali naudoti sniego gniūžtės arba sniego lavinos metodą, pasirinkti savo tą, kuris labiau tinka. Sniego gniūžtė, tai išsirinkim mažiausią skolą ir pradedi nuo jos. Sniego lavina, išsirinkim brangiausią skolą ir pradedi nuo jos. Pirmas variantas geras psichologiškai, kai matai, kaip greitai nyksta skolos. Antras variantas geras matematiškai, sumoki mažiau palūkanų. Kai rezervas sukurtas, dedi maksimalias pastangas ir didžiąją dalį laisvų pinigų į likusių, ypač brangių skolų naikinimą. O kai brangios skolos padengtos arba liko tik tai kokia būsto paskola, sveikinam. Ir dabar jau pereinam į aktyvaus ir reguliaraus investavimo etapą, kurio tikslas – auginti kapitalą ir pasiekti ilgalaikius finansinius tikslus. Kaip lengviausia pradėti, gali sužinoti pasižiūrėjęs, kad yra šitą video, kur aš pasakoju apie 5 etapus, kuriuos renkasi tiek profesionalai, tiek pradedantieji investuotojai. Sėkmės!